Labas vakaras, sveikos merginos. Sveikos. Kaip nuotaikos? Minutėlę palaukiu, matau, kad 7 žmonės prisijungia. Gal kažkiek daugiau bus, 8. Keletą minučių. Norėdama išreikšti dėkingumą jums, kad buvote šios metus su mumis, pasitikėjote, dalyvavote kai kas viename iš mūsų kursų, kai kas 2, kai kas 3. Nusprendžiau papildomą dovaną padaryti metų pabaigoje. Meditacija. Tai iš pradžių dar kažkiek pakalbėsime bendrai. Planuoju, kad užtruksime iki valandos, gali būti šiek tiek mažiau. Pati meditacija tai truks trumpiau, bet pirmiausiai noriu dar pakalbėti, papasakoti, kodėl ir kaip, kam tai darysime. Nebūtinai tai yra vienintelis teisingas būdas, tai yra tiesiog vienas išjaustas mano, kai kur kažkur tai galbūt buvo kažkas girdėta, bet bendrai visa sistema yra mano. Tai jeigu kažkas jums netinka ar kažkur tai girdėjote, kad daroma kitaip, tai tiesiog yra kitas kelias. Ir to kelio link savęs, tų variantų, tų atėjimų, galimybių yra labai daug. O dabar kaip tik kalendorinių metų pabaiga yra toks metas tinkamas savirefleksijai, tinkamas įvertinti, kaip praėjo metai, ką pavyko pasiekti, ko nepavyko pasiekti. Šiek tiek mūsų tas transformacinis gaisras susijęs ir su savęs išgryninimu, ir su tikslais. Kažkodėl netgi dažnai tai būna, kad metų pradžioje iškelti tikslai taip ir lieka ant popieriaus. Ir šiandien aš jums paaiškinsiu, kodėl taip yra ir ką galim padaryti, kad to nebūtų. Jeigu kažkas domitės psichologija, tai žinote, kad yra nemažai tokių rolių, aplamai, kas yra žmogus kaip asmenybė. Tai yra mūsų, tai, ką formuoja bendruomenė, tai, ką formuoja visuomenė. Kokius lūkesčius mums kelia ir galiausiai tai sudaro mūsų nuostatas, mūsų elgesio būdą, tai formuoja mus kaip asmenybę. Tai mes savaime nesam tokie iš prigimties ir labai dažnai tą mūsų natūralią prigimtį mes ją pamirštame arba net nerandame arba nežinome, kad ta mūsų prigimtis yra, nežinome, ko mes norime, nežinome, kokia yra mūsų gyvenimo prasmė, ką mes gyvename, kokius tikslus norisi išsikelti, kurie tikslai yra mūsų, kurie tikslai yra mūsų gryni, kurie tikslai yra primesti. Ir štai yra atsakymas į klausimą, kodėl dažnai mūsų iškelti tikslai taip ir lieka ant popieriaus. Na, o dabartinėme gyvenime, kai mes visi skubam, kai yra toks gyvenimo tempas, kai netgi nesustojame padaryti kažko dėl savęs, tai tiesiog tas trumpas laikas tai yra tokia prabanga ir netgi, sakyčiau, būtinybė. Nes kitaip tas lėtas tempas, tas greitas gyvenimo tempas, judėjimas, bėgimas labai atsiliepia mūsų sveikatai ir toks gyvenimas yra gyvenimas nuolatinėme strese. Tai čia yra susiję ir su mūsų sveikata. Ir iš tų, kas atėjote iš mūsų mokymų apie onkologijos prevenciją,
ne vienoje turbūt savo paskaitų minėjau tokį autorių Gabor Mate, prancūzas. Kas nebuvote, tai galite įsidėmėti, gal jums surezonuos. Jis kalba labai įdomiai apie užslėptų emocijų ryšį su mūsų lygomis, ypatingai su sunkiai išgydomomis lygomis, su onkologija. Ir tas slopinimas emocijų įvyksta neretai dar ankstyvoje vaikystėje, kai vaikas, netgi ir kūdikis ar paaugęs vaikas, kai nori būti patogus tėvams, kai nori, kad mamai būtų kuo lengviau, kuo patogiau. Ir atsižvelgdamas į mamos poreikius, vaikas slopino savo emocijas, vaikas slopina savo norus. Ir toks žmogus užaugęs, jis nemoka pasakyti, ko jis nori, jis nemoka mylėti savęs, jis nemoka gerbti savęs. O konfliktų su aplinkiniais priežastis, jų gali būti labai įvairios, bet įsivaizduokim konfliktą, įsivaizduokim agresiją. Tai gali būti ir agresija nukreipta į save, saviagresija, tai gali būti agresija iš kitų žmonių į mus kaip nukreipta, tai gali būti iš mūsų einanti agresija į kitus žmonės, link kitų žmonių. Ir tų priežasčių gali būti daug, bet dažniausios tokios pagrindinės priežastys yra kažko reikalavimas savo. Dėl ko mes aplamai pykstame, ypač su artimaisiais žmonėmis, su tais darbe, šeimoje, su draugais. Kodėl mes pykstame? Dažniausiai pykstame dėl to, kad negauname meilės, kad negauname pripažinimo, kad negauname pagarbos. Ir čia toks labai įdomus dalykas, kaip mes galim gauti tą meilę, kaip mes galim ją išreikalauti, ir kaip kažkas mums gali ją duoti, jeigu mes jos negalim patys duoti, negalim pajausti, nemokame mylėti savęs, neturime pagarbos savo, neturime pripažinimo savęs kaip asmenybės, tai iš kitų žmonių tikrai nepavyksta gauti. Kitas dalykas, mes kiekvienas esame atsakingi tik už save. Kiekvienas žmogus kuria savo pasaulį, savo kosmosą, savo visatą, kur centre, sveikame įsivaizdavime jis turėtų būti pats. Tai aš esu pagrindinė planeta savo planetų sistemoje, savo visatoje, ir viskas sukasi aplink mane. Ne vaikai yra centre, o aš sukuosiu aplink vaikus ir jau pamiršau, kas aš tokia. Ne darbas, ne dar kažkas, bet aš pati, aš pats. Ir jeigu kiekvienas žmogus taip darys, tai aš sukuosiu, aš savo esu pagrindinis, svarbiausias, bet atitinkamai aš gerbiu ir kito žmogaus erdvę. Ir tas bendravimas su išoriniu pasauliu, su kitų žmogumi, yra tokios aiškios ribos. Tai yra sveikas bendravimas. Ir kaip ir tikslas išsiugdyti savyje, pastatyti save į centrą. Nes dažniausiai tokių stresinių situacijų, ilgalaikio streso, negydomų ligų priežastis ir glūdi tame, kad mes save kažkur tai nustumėm į galą, kad mes savęs nevertiname, mes savęs nemylime, mes aplamai kartais save pamirštame, kad yra tokie poreikiai kaip mano ir aš net nežinau, ko aš noriu. Ir paklausti, ypatingai tai matosi moterų, kai moteris augina kelis vaikus, yra šeimininkė namų, yra mama, dar būna, kad ji grįžta į darbą, darbe ten jau darbdavys reikalauja, kad būtų dar ir gera darbuotoja. O ką nori šita moteris? Ko jinai nori? Kokie yra jos tikslai? Ir dažniausiai, jeigu iškeliant metinius tikslus, ar viso gyvenimo, tai labai labai retai drąsios moteris po psichoterapijos seansų ir po kažkokio tai giluminio darbo su savim gali iškelti tokį tikslą, kuris jai reikalingas pačiai. Pavyzdžiui, pradėti piešti, arba ten kažką daryti, šokti, dainuoti. Bet dažniausiai ir tie tikslai yra susijęs su šeima. Tai naujo namo galbūt, statyba, galbūt remontas, galbūt nauja mašina šeimai, galbūt vaikų mokslai, netgi tokių tikslų teko matyti. Tai tas darbas su savimi ir savo tikslų, savo tikrojo aš išgryninimas yra toks labai svarbus dalykas, kuris mums padėtų gyvenime, padėtų išsigryninti, padėtų vertinti save,
tokį, kokie mes esam, be nieko, be tų įsitikinimų, be tų lūkesčių, kuriuos mums iškelia aplinkiniai, kuriuos iškelia darbdaviai, draugai, šeima, tu turi būti toks, tu turi būti geras, tu turi būti šeiminiška, tu turi, viską turi, o sau nelieka nieko. Tai dar ką noriu pasakyti, čia galbūt kažkam kvepia egoizmu, kad čia viskas tik savo, kad aš save iškeliu. Bet kai mes mokame mylėti save, kai mes išmokstame mylėti save, išmokstame priimti save, tik tada mes galime išmokti mylėti kitą. Tik tada mes galime leisti kitam būti tokiu, koks jis yra. Tada galim jį pripažinti, tada galim jį gerbti. Nes kol mes neturim to savyje, neturim meilės, neturim pagarbos, mes vis reikalausime, vis verkšlensime, vis būsime agresyvus, arba pasyviai, arba aktyviai ir reikalausime to iš kitų, ko nėra mumise. Tai va tikslas sukurti tą santykį su savimi. Ir toks darbas jis turėtų būti pastovus, ypač tų traumuotų žmonių atžvilgių, o mūsų yra tokių turbūt dauguma. Tai per vieną meditaciją tikrai to nepavyks padaryti, bet galbūt kažkiek, bent maža dalimi priartėti, susipažinti su savim iš arčiau, susipažinti su savim tikruoju, su savim be tų primestų įsitikinimų, be tų rolių, kurias mums diktuoja visuomenė. Šeima, vyras, mama, darbdavys. Tai pabandysim šiandien atsilaisvinti nuo visko, kas mus slegia, kas yra netikra, išsigryninti. Meditaciją pavadinau transformacijos gaisras. Gaisras, ugnys, tai dažniausiai tai, kas labai greitai, labai lengvai pakeičia realybę, pakeičia medžiagas, žaliavas iš vienų, paversdami kitomis. Tai ko gero bus taip paprasčiausiai įsivaizduoti. Na ir bandome galbūt judėti prie praktikos. Paprašysiu, kad atsisėstumėt patogiai. Galima atsisėsti, galima atsigulti, galima atsistoti. Tai turi būti jums patogi vieta. Kaip ir minėjau per pristatymą, jeigu kažkas nežiūrėjote, tai pasiruoškite, paruoškite popieriaus lapą ir rašiklį, arba galbūt turite užrašų knygutę, kur rašote savo tokias svarbias mintis, pastebėjimus, dienos pastabas, dienoraštį. Tai nėra privaloma, bet jeigu jums ateis spontaniškai kažkokia mintis, tai yra mintis iš jūsų pasąmonės, tai yra mintis iš jūsų tikrojo aš, tai yra ryšio su savimi kūrimas. Tai yra svarbu, galbūt jūs kažką savyje atrasite, galbūt norėsite pažymėti kažkokį tai tikslą, kažkokį tai išgrynintą norą, išgirsti tylų į savo sielos balsą. Ir jeigu jūs neužrašysite, tai po paskaitos, po lekcijos, po praktikos kažkas paskambins, nueisite gaminti pietus ir jūs pamiršite. Tai rekomenduoju dabar, kas nespėjote pasiruošti, pasiimti popieriaus lapą užrašams, o kiti tiesiog patogiai įsitaisykite, raskite patogią vietą. Meditacijoje eigoje jums reikės susijungti su žeme ir su dangu. Tai patogiau meditaciją atlikti tiesiog sėdint, kad kojos liestųsi su žeme, galima ir stovint, bet jeigu gulite, tai irgi nieko baisaus, galite atsigulti ir tiesiog daugiau reikės pažaisti su jūsų vaizduote. Na ir pradedam. Patogiai įsitaisome, įkvepiame ir iškvepiame. Dar kartą įkvepiame ir iškvepiame. Mintise suskaičiuojame atgal nuo 3 iki 1. 3, 2, 1. Esame čia ir dabar. Įkvepiame ir iškvepiame.
Dabar įsivaizduojame, kaip iš jūsų pėdų eina gilios šaknis į žemės gelmes. Spalvą galite įsivaizduoti savo nuožiūrą. Pas mane tai dažniausiai šilta raudona. Per šitas šaknis iš žemės jūs gaunate maistą, jūs gaunate meilę, jūs gaunate rūpestį, jūs gaunate visus materialius dalykus, kuriuos turite savo gyvenime. Pastebėkite, kaip ši žemės energija eina iš gelmių link jūsų pėdų, praeina aukštyn jūsų kūnų ir vėl nusileidžia į žemę. Pajauskite šį bendravimą su motina žemė, pajauskite širdyje dėkingumą motinai žemei ir tuo pačiu metu įsivaizduokite, kaip jūsų viršugalvyje atsiveria kanalas, į kurį praeina labai minkšta, labai maloni šviesa. Iš toli, iš dangaus, kuris gali būti kaip jūsų tėvas, jeigu motina yra žemė, o dangus yra tėvas. Tėvas. Iš ten nusileidžia šilta šviesa, maloni, kuri neša kūrybingumą, kuri neša įkvėpimą, neša dvasingumą. Nusileidžia pro jūsų viršugalvę ir eina pro jūsų kūną, per visą kūną ir vėl grįžta aukštai į dangų. Pajauskite ryšį su Dievu Tėvu, su tuo dvasingumu, su savo įkvėpimu, kūrybingumu. Ir dabar vienu metu jauskite, kaip iš žemės ateina šilta žemės energija, o iš dangaus Dievo Tėvo energija. Ir šios dvi energijos nuolat cirkuliuoja per jūsų kūną, susijungdamos kažkur jūsų kūno vidury. Kai kam čia gali būti širdies plotas, kai kam kažkur pilve. Pajauskite tą tašką. Pajauskite šį tašką ir suvokite, kaip jis plečiasi, kaip jis auga jūsų kūne. Ir tai jau nebe taškas, tai yra tikroji meilė. Jūs esate meilės kūrinys, jūs esate Dievo Tėvo ir motinos žemės kūdikis. Jūs esate gerbiamas, gerbiama, jūs esate verti pripažinimo, verti meilės, nes jūs ir esate meilė. Pajauskite, kaip ši energija išeina iš jūsų kūno ribų. Ir jūsų kūnas lieka kažkur viduje, kaip mažas taškiukas, o aplinkui yra šita meilės energija. Jūs jaučiate saugumą. Jaučiate saugiai, tarsi motinos įsčiose. Pabūkite čia, pasidžiaukite šią akimirką ir priimkite save kaip meilės išraišką. O dabar įjunkime vaizduotę ir nukreipkime savo vidinį žvilgsnį kažkur kitur, kur nėra nieko, tik tamsa. Ir savo vidinę ugnelę įžiebkite gaisrą. Įžiebkite ugnį ir stebėkite, kaip iš lėto ugnis įsibėgėja
ir gaisras tampa vis didesnis. Tiesiog stebėkite šį gaisrą, žiūrėkite, stebėkite, tai yra jūsų draugas. Tai nieko blogo tame nėra, jūs esate saugus. Dabar pažvelkite į save, į savo vidų, į savo kūną ir paieškokite savyje tai, kas jums trukdo gyventi. Tai gali būti baimės, gali būti ribojantis įsitikinimai, gali būti neigiami nusistatymai. Pabandykite suteikti jiems fizinės formas. Tai gali būti kažkokios tamsios figūros, gali būti kažkokie daiktai, kažkokį fizinį pavydalą. O jeigu ir nepavyksta, tai tiesiog jūsų įsivaizdavime paimkite po vieną iš tų trukdančių gyventi dalykų ir be gailesčio meskite į gaisrą. Vieną paskui kitą. Stebėkite, kaip ugnis paima visą tai, kas jums trukdo ir transformuoja, išneša su savimi. O jūs tiesiog stebite ugnį, stebite gaisrą. Ir toliau ieškote savyje, skenuojate savo kūną. Toliau ieškote savyje, kas dar trukdo jums gyventi, kurioje kūno dalyje dar yra baimių, dar yra neigiamų nusistatymų, ribojimų, kas trukdo jums gyventi. Imkite po vieną ir meskite į šį gaisrą. Stebėkite, kaip vis mažiau ir mažiau įtampos lieka jūsų kūne. Pajauskite lengvumą, kaip po generalinio valymo. Toliau stebėkite, kaip ugnis dega. Stebėkite savo vidinius pojūčius. O toliau dabar užduotis yra patiems drąsiausiems. Bet jūs tokie ir esat. Savo vidinių matymų užkurkite dar vieną gaisrą. Šalia. Ir į šitą gaisrą lygiai taip pat po vieną meskite viską, kas yra jums svarbu. Kas svarbu jums kaip visuomenės nariui, kas daro jūs vertingų. Tai gali būti jūsų turtas, tai gali būti jūsų namai, jūsų gražūs, suremontuoti, jaukus, kur tiek daug visko buvo įdėta. Tai jūsų išsilavinimas, kurio siekėte daugelį metų, į kurį įdėjote daug pinigų, jėgų, savęs. Tai gali būti jūsų įgūdžiai, jūsų pripažinimas visuomeniai, jūsų žinios, jūsų mokėjimai. Tai gali būti jūsų darbinė praktika, kvalifikacijos, jūsų hobis, viskas, kas daro jūs svarbiu visuomeniai, už ką žmonės jūs gerbia, už ką jūs pats save gerbėte. Paleiskite tai. Paleiskite tai ir po vieną meskite į antrą gaisrą. Stebėkite, kaip jaučiatės dabar, ką jaučiate savo viduje. Tiesiog stebėkite šios abudu gaisrus, kaip lėtai žaidžia ugnis, kaip kibirkščiuoja. Pabūkite tyloje ir pažvelkite giliai ir save. Ką jūs matote? Ką jūs girdite? Dabar,
kai jūs esate be nieko, kai jūs esate niekas. Ką sako jums jūsų siela? Ką sako jūs tylusis balsas? Kam jūs atėjote čia? Koks jūsų tikslas? Ką svarbaus jūs turite padaryti? Dėl savęs, ne dėl kitų. Ko nori jūsų siela? Paklauskite. Užduokite šį klausimą patys savo. Atsakymas gali ateiti, o gali neateiti. O gali ateiti vėliau. Kiekvienam savo. Jeigu kažką išgirdote, įsidėmėkite tai. Tiesiog ramiai stebėkite, kaip ugnelės tampa vis mažesnės ir mažesnės, kol jau beveik nieko neliko. Neliko nieko ir jūsų viduje. Dabar įkvėpkite ir iškvėpkite. Stipriau įkvėpkite ir iškvėpkite. Grįžkite į savo fizinį kūną. Pajudinkite rankos pirštus, kojos pirštus. Pajudinkite galvą ir prasimerkite. Grįžkite čia ir dabar. Kitokie, su kitokiu savęs suvokimu, su kitokiu savęs vertinimu. Ir dabar, kai pabūsite keletą minučių su savim, užrašykite visas mintis, kurias išgirdote iš savo sielos. Užrašykite savo pojūčius. Galbūt tai padės jums išgryninti tai, kas jūs esate, ko jums norisi, koks yra jūsų gyvenimo tikslas ir koks galėtų būti artimiausio laikotarpio tikslas. O kas yra ne jūsų, kas yra primesta ir ko reikia atsikratyti, net jeigu ir tai atrodo jums vertybė ir tai buvo pasiekta pasitelkus didelės sąnaudas, laiko, jėgų, bet tai nebuvo jūsų tikslas, tai nebuvo jūsų pasirinkimas. Dabar galim grįžti. Galim grįžti. Dar kažkiek laiko pabūti. Apmąstyti viską. Kaip jūs jaučiatės? Tikslas buvo padėti jums arčiau susipažinti su savim, su savo vidiniu aš, pabūti ramiai, galbūt suprasti, kas yra jūsų, kas yra ne jūsų, išsigryninti, transformuoti tai, ko jums nereikia, į tai, ko jums reikia. Labai dėkoju, kad dalyvavote šiandien meditacijoje. Labai dėkoju, kad buvote visus metus kartu su manimi, su Ruslanu, su kitais nuostabiais mūsų lektoriais. Mes irgi nesam idealūs, mes irgi esam žmonės, irgi ne visada viską darom taip, kaip galbūt norėtųsi, ar taip, kaip reikėtų.
Bet mes labai stengiamės visus šios metus pasidalinti su jumis savo žiniomis, savo įgūdžiais, savo praktikom. Ir labai dėkingi, kad jūs visą tai priėmėt. Galbūt kažkas atrado savo tikrąjį pašaukimą, paklausęs mūsų paskaitų. Ir tai labai nuostabu. Net jeigu vienas žmogus, jo gyvenimas pasisuko gerąją linkme, tai jau didelis mūsų pasiekimas. Dėkojame jums, kad buvote su mumis. Šiais metais paskaitų daugiau neturėsime, bet dar kitais metais, pradedant nuo sausio 2 dienos, dar bus mano, Ruslano ir Reginos paskaitų. Susitiksime, o jums linkiu ramių naujų metų. Kas nori džiaugsmingų, tegu būna jums džiaugsmas. Kas nori artumo su šeima, su artimaisiais, lai jūsų visi norai būtų įgyvendinami jums palankiausių būdų. Palydėkime šios metus ir pasitikime naujuosius. Jūsų naujieji metai prasideda kartu su mumis. Gamtos magija 2 projekto pabaigoje. Šiam vakarui būtų tiek. Dėkoju dar kartą. Linkiu gražaus vakaro ir susitiksime kitais metais. Iki.